Aleliuja, brangieji, mes turim labai mažai laiko, todėl noriu paskaityti Dievo žodį. Kaip jūs galvojat, kas svarbiausia yra šeimoje? Iš viso, kas yra svarbiausia gyvenime? Dievas. Aleliuja. Kas dar? Žiūrėkite, skaitykime Patarlių 24 skyrių, 2 eilutė. Namai statomi išmintimi. Taigi šitoje žemėje yra statanti jėga ir yra griaunanti jėga. Mes galim būti arba tie žmonės, per kuriuos yra statomi santykiai, per kuriuos yra išliejama ramybė, taika. Taigi viskas vyksta per mus. O mes niekada nenueisim toliau mūsų stovio. Taigi kokiam stovi mano širdis, toks ir mano gyvenimas, tokia ir mano šeima. O išmintis tai yra Dievas. Žiūrėkite, namai statomi išmintimi ir įtvirtinami supratimu. Pažinimu jie pripildomi visokių brangių ir vertingų turtų. Išmintingas žmogus yra stiprus ir pažinimas padidina jėgas. Todėl labai gerai, kad yra rengiamos tokios konferencijos, tokie seminarai. Ir dar paskaitysiu Patarlių 4 skyrių 7 eilutę. Svarbiausia yra išmintis. Įsigyk išmintį ir už visą savo turtą įsigyk supratimą. Supratimą. Kaip statyti šeimą, kaip statyti santykius. Taigi išmintingi žmonės yra tie žmonės, kurie turi Kristų savo širdį. Žiūrėkite dabar, kasgi ta dieviška išmintis? Kaip pamatyti, koks žmogus yra išmintingas? Kas yra Dievo išmintis? Kas man pasakys, kas yra Dievo išmintis? Jo, išmintings tai yra Dievo savybių rinkinys žmoguje. Ir žiūrėkite, mes paskaitykime Jokūbo laišką 3 skyrių. Kas tarp jūsų išmintingas ar sumanus? Klausimas. Te parodo gerų elgesių. Iš kur mes galim pamatyti, ar žmogus yra išmintingas ar neišmintingas? Jo elgesys mums kalba. Taip? O koksgi tas elgesys? Te parodo savo gerų elgesių. Te parodo gerų elgesių savo darbus su išmintingu romumu. Taigi, išmintingas žmogus elgiasi ramiai. Tai yra ramus žmogus. Tai yra taikingas žmogus. Sakau, va šitas išmintingas, žiūrėk, kaip jis kalba protingai. Vat mano elgesys, mano reakcija. Kaip aš reaguoju, kai būna išbandymai santykiuose, šeimoje, bažnyčioje. Vat, jeigu aš esu išmintingas, iš manęs eina ramybė, iš manęs eina taika. Ar sutinkat? Sako, išmintingas kas iš jūsų? Parodyk. Mes kartais aiškinam, o čia taip, čia taip, čia taip. O Jokūbas sako, jeigu tu toks protingas, tai tu parodyk tą. O kaip tu gali parodyti? Su romumu. Ta prasme, kad tu išlaikai kantrybę, romumą ir žiūrėkit toliau. Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėte kartu pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis nužengusi iš aukštybių, bet žemiška, sėlinė ir
demoniška. Taigi yra dvi jėgos šitoj žemėje. Velnio jėga ir Dievo jėga. Velnio karalystė ir Dievo karalystė. Ir tam, kad Dievo jėga veiktų mano šeimoje, mano gyvenime, man reikia save palenkti Dievui. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai. Bet išmintis kilusi iš aukštybų, ką reiškia išmintingas žmogus? Tyra, taikinga. Pasakykim, taikinga. Jeigu žmogus yra išmintingas, jis yra taikingas. Taikingas. O jeigu tu susipyksti, rėki, apkalbinėji, ginčiojasi, įrodinėji, kokia tai yra išmintis? Demoniška. Jėzus atėjo sugriauti velnio darbus. Bet mes patys duodam velniui vietos, kai mes netvarkom savo širdies romume. O kaip mums būti romiais? Žiūrėti Kristų. Kristus yra mūsų tikėjimo pradininkas ir atbaigėjas. Ir žinote, aš visada tai akcentuoju, nes mes kada su Arvydu susitokėm, mano charakteris labai sužalotas, bjaurus, aš visą laiką buvau įpratusi, internate 9-10 klasėje buvau, mane brolis skriaudė, mane vyrai visą gyvenimą skriaudė, fanarus man dėjo, aš buvau visą laiką skriaudžiama vyrų, skriaudžiama žmonių ir man paklusti vyrui ir aplamai kažkam paklusti, taigi manim pasinaudos, taigi mane pažemis, taigi mane sutrips. Ar taip mes kartais pagalvojam? Ir man tai buvo taip sudėtinga. Bet ir aš sakau, viskas, aš jau noriu skirtis su vyru, nereikia man tokių vyrų. Nors kol aš dar neištekėjau, aš galvojau, kokia aš gera moteris. Kokia mano gera širdis. Ir jeigu aš ištekėsiu, jau tas žmogus bus toks laimingas. Man tikrai taip atrodė. Kaip manęs nemato tokios gražios, geros moters ir nieks neima. Aš kažkada Pauliaus paklausiau, vat mūsų bažnyčia yra toks Paulius, labai brolis. Sakau, Pauliau, o kodėl tu būtent į rasą pasižiūrėjai? O Paulius sako, jinai ramaus būdo. O kodėl manęs nieks neėmė? Aleliuja. Tai va. Žiūrėkite, kur pavydas, savanaudiškumas, ten netvarka, ten barniai. Ten įvairūs pikti darbai, susiskaldimai, skandalai. Patarlių knygai parašyta, nuo išdidumo vyksta išsiskyrimas. Ten, kur išdidi širdis, kur skandalinas žmogus, kur yra ten yra demonai. Suprantat, ten yra demonai. Bet išmintis, žiūrėkite, iš aukštybių, švelni. Ojei, galvoju, kaip čia gali būti švelni? Aš švelni. Švelni, klusni, oje, kam klusni, šitam klusni. Pilna gailestingumo. Supranti, gailestinga širdis. Netirkinti, tu čia tą nepadarei, kiek tu gali rūbus nemoki sudėti, kojinės mėtai. Gailestinga. Ir gerų vaisių, bešališka, nevaidmainiška. O teisumo vaisių su ramybė sėjamas tų, kurie neša ramybę. Paklausykit, mums reikia ramybės šeimoje, taip? Mums reikia ramybės širdį. Amen. Jėzus atėjo, sako, ramybė jums. Ir žiūrėkite, čia aš ilgai nekalbėsiu, bet aš pasakysiu 53 skyrius Izaja. Žiūrėkite, jis buvo 7 eilutė, kankinamas ir žeminamas, bet neatvėrė savo burnos. Tai yra taip priešinga mūsų žmogiškai išdidžiai prigimčiai. Jeigu aš atsimenu anksčiau dar žiūrėdavau kokį nors filmą ir žmogų neteisingai apkaltindavo ir aš galvojau, aš tai pasakyčiau. Ja. Supranti? Ir va tokiam žmogui,
kuris toks karingas ir toks už save visą laiką turėjo kovoti. Ir tu ateini pas Dievą ir tu pradedi gyventi šeimoje ir tu matai, kad neįmanoma su tavim gyventi. Ir tau blogai, ir su tavim blogai. Ir dar kaimynė sako, tu tokia tikinti, pastoviai rėki ant vyro, sako. Visą laiką Arvydai. Ir vat kaimynė, alkoholikė, a tu tokia šventa, supranti, tokia jau šventa visa, tokia pas Dievą kvieti, o pati rėki, skandalinį. Ir kaimynai, kurios tu evangelizuoji, viskų girti. O evangelistai kokie, va. A taip. Ir žinot, aš jums pasakysiu, vat ką, aš sakau Dieve. Ir aš supratau, nėra kito kelio, kad save. Ir aš paėmiau tą Filipiečiams, kad Jėzus Kristus pažemino save, buvo paklusnus iki kryžiaus mirties. Ir man pastorius pasakė, tu turi gulėti kryžium ir prašyti Dievo, kad jisai keistų tavo širdį, gydytų tavo širdį, kad jisai išimtų tą kartėlį, kad jisai išimtų tą išdidumą, kad jisai išimtų tą tokį karingą sukilimą. Aš visiškai sukilęs žmogus, visiškai draskyta akis, kovoti už save. Kaip aš, ir kada tu suvoki, kad koks tu esi, kaip Biblijoje parašyta. Ir vieną kartą atsimenu, barame su Arvydu ir atsiverčiu patarlių knygą ir parašyta, kad kvailio širdį yra гнев, сердце глупого гнездится, гнев. Ir man dar blogiau, galvoju, tai aš tokia kvaila. Ir kur man dėtis? Pas Jėzų ateiti. Jėzus gali pakeisti mūsų širdį. Jo žodis, kada tu prašai, kada tu sakai, taip Dieve, aš esu tokia, bet tu gali pakeisti mane. Tu gali perkeisti mane, išgydyti. Net tik tai tu žinai, ir aš skaitau, jis buvo kankinamas ir žeminamas. Ir aš galvoju, Dieve, kiek mane kankino vyrai, brolis mušė, patėvis mušė, tėvas mušė, visi mušė, prievartavo. Tai man reikia dabar pakovoti, bet neatvėrė savo burnos. Kaip avinėlis vedamas pjauti ir kaip avis, kuri tyli prieš kirpėjus, jis neatvėrė savo burnos. Tu turi būti avelė, reiškia. Oho, avelė. Ir va, ir mano pastovi malda. Mano pastovi malda, kad Viešpatie, aš turiu save pažeminti. Aš noriu nusižeminti. Vat šitą vietą Filipiečiams. Aš pastoviai meldžiuosi, kad jis save pažemino iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ir žinote, man dar buvo labai sunku skaityti šitą rašto vietą. 1 Petro laiškas. Aš paskaitysiu. 1 Petro laiškas, 3 skyrius. Ir čia irgi parašyta. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesiu. Dieve, galvoju, kaip elgesi. Matydami jūsų gyvenimo skaistumą ir Dievo baimingumą. O kame tas Dievo baimingumas ir skaistumas? Tai va ir yra ta romi Kristaus dvasia mumise. Štai kas yra išmintis. Taiki, klusni, romi. Tegu puošia jūs ne išorė, supinti plaukai, aukso papuošalai ar ištaikingi drabužiai, bet paslėptas širdies žmogus, nenykstančia, romia ir taikinga dvasia. Va tai, ką mes apie Kristų skaitėm, kad jis buvo kaip avinėlis, kuri kirpo, kuri mušė, o jisai tylėjo. Ir aš supratau, kad Dievas gali padaryti mano vidų tokį. Žiūrėkite, taiki romia dvasia, kuri brangi Dievo
akise, kuri labai brangi Dievo akise. Taigi Dievui brangiausia yra mūsų širdies nuostatos. Viena šeima tokie sako, mes čia tarnaujam, mes čia tą darom, mes čia tą darom. Žinote, mes visiškai ne taip turim tarnauti. Mano tarnavimas yra mano nuostatos, mano širdis. Va tai yra svarbiausia. Amen. Žiūrėkite, paslėptas širdies žmogus, nenykstančia, romia ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akise. Ir aš supratau, Dieve, va kur aš tau tarnauju, va kas tau brangu. Ir aš kalbu ne tik moterims, mums visiems. Bet aišku, visų pirma, va tokiom kaip aš moterims, kurios tokios bjaurios buvo. Dabar biški geriau, aišku. Bet vat, aš tarnauju Dievui ir suprantat, ir šeimoje, ir bažnyčioje lygiai tas pats. Jeigu mes norim, kad bažnyčia statytųsi, šeima statytųsi, statanti jėga veikia per romius ir nuolankius žmonės. O per išdidžius ir sukilusius žmonės griūna santuoka, griūna santykiai ir griūna bažnyčios. Viskas labai paprasta. Tai vat namai statomi išmintimi. Ir aš noriu palinkėti, tiesiog prašyti Dievo, Viešpatie, padėk man turėti tokią širdį. Ir žinote, aš pastoviai to prašau. Ir jau 20 metų bus šventė. Ir aš taip noriu padėkoti Dievui. Ir aš žinau, kad jeigu ne Dievas, jeigu ne jo bažnyčia, jeigu ne jo žodis, jeigu ne malda vienas už kitą, nebūtų mūsų šeimos. Kaip mes reikalingi vienas kitam, kad galėtumėm pasimelsti vienas už kitą, padrasinti. Net vieną kartą inkauturio metu mes susiginčiojom, pasikvietėm Edmundą, pasikvietėm Jolantą. Aš sakau, Arvidai, mes pastoriai, tokie kažkokie kaip kokie nesveiki žmonės. Bet yra viltis. Aleliuja. Jėzus mūsų guodžia, žinot kom, kad nesveikiems reikia gydytojo, o ligoniams. Aleliuja. Tai todėl mes pas jį einam kiekvieną dieną. Ir aišku, aš noriu patarti tikrai kiekvienai šeimai. Melstis kartu, tiesiog turėti tokį gerą įprotį. Ir mes būdavo anksčiau, dabar jau nebesibaram praktiškai, beveik. Bet anksčiau būdavo tokios kažkokie ginčiai, kalbam, o po to prieinam prie išvados. Mes turim pasninkauti ir melstis, kad Dievas mūsų abiejų širdį sutvarkytų. Vat ir viskas. Te laimina jūs Viešpats, te sustiprina ir tegul padeda mum turėti tokią širdį, kad per mus Dievas statytų. Ir dabar pas mus bus ir inkautoriais, noriu pakviesti inkautorių, jeigu kas nori užsiregistruoti pas Jolantą. Inkautorių ten irgi yra labai daug kalbama apie tą romumą, nuolankumą, savęs atsižadėjimą, padeda tie inkautoriai, padeda pasninkai, padeda tas, dabar kai buvo pasninkas, visi kartu pasninkaujam, meldžiamės, išsikalbam, tai labai padeda Dievas per tai, labai. Ir aišku, tavo asmeninis kambarėlis, kai tu skaitai Filipiečiams, jis tapo paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Tau tai neįmanoma, bet tai, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Tai aš dėl to tokią pabaigą pasakysiu. Visiems sakau, neturi teisės niekas įsiskirti. Jeigu mes su Arvidu gyvenam, visi gali gyventi. Jau čia tikras dalykas.
Jeigu mes gyvenam, jeigu mes sutariam, reiškia visi gali sutart. Tiesiog reikia pasitikėti Dievu. Aleliuja. Aš tik papildysiu biškį. Labai svarbu, žinokit, šeimose turėti bendrą maldą. Man labai padėjo, kada mes kartu meldžiamės. Yra laikas ir, mes labai, man labai, tai labai padėjo man ir tai yra labai vertinga. Mes labai susivienėm, pradėm pranašauti vienas kitam, už ligas pradėm melstis, ten kažkokios problemos, už bažnyčią, ten Dievas taip pradeda save rodyti per tas maldas, kada dviese parašyta, kada dviese, tai čia šeima yra parašyta ir kalbom labai daug meldžiamės, jau 15 metų. Ir dar, žinot, kada būna aš tokia prislėgta ar kažkas, jis ateina, sako, sakyk, tas, kuris manyje stipresnis už tą, kurį galvoju, ką čia komanduoja. Ir taip sunku nusižeminti ir tą sakyti. Ir žinai, galvoju, jeigu jis suprastų, kaip man sunku, o dabar prieina ir privartauja, sakyk. Bet va čia va yra, aš nusižeminu ir pasakau. Aš padarau tai, ką jisai man sako. Nors aš savo vidų galvoju, jisai manęs moters nesupranta, jis geriau ten mane paglostytų, pagailėtų. Bet aš po to paprašau, sakau, tu mane paglostyk, pagailėk. Oi, paglosto, pagaili viską. Bet kai tu va taip nusižemini ir padarai, ką jisai sako, ir jisai sako, lauk šėtonio nuo mano žmonos. Ir kaip man sunku buvo ir mirti mamos išgyventi, ir jisai man tiesiog atsistodavo ir melsdavosi už mane. Tai yra tokia komanda, iš tikrųjų šeima yra stipri komanda. Kodėl patarlių knyga rašo, visą laiką kalbama daug, kad už viską daugiausiai ieškok išminties. Išmintis yra Dievas. Ir jeigu skaitysit, kad išmintim Dievas kūrė pasaulį, taigi išmintis stato. Ir nepasakiau pačios svarbiausios rašto vietos, patarlių knyga. Išmintinga žmona stato, o kvaila griauna. Amen. Tai va, išmintis stato, būkime išmintingi.